viskas bus gerai. Tu nežinai. Čiagi profesionalai dirba. Gal išgelbės? Čia aš kaltas. Aš susimoviau. Freudai, nesakyk taip. Čia ne tu kaltas, čia... Susimovai, Freudai. Baik, ar? Čia aplinkybės. It's early to say now, but everything will be okay. Can we see him? Yeah, but it's now in sleeping mode, yeah. Kodėl tu jį košę maitinai? Ar augintinį galima maitinti tik sausu maistu? Ne, nepatartina. Bet teta Veronika kaip tik sakė, kad jos du katinus jinai palaidojo su inksto akmenligė būtent va, dėl sauso maisto. Kad inksto akmenligės nebūtų. Šiaip aš nesvirbliu anatomijos žinovas, bet man atrodo, kad jis neturi inksto. Einam, Liudvikai. Viskas bus gerai. Ką jį čia remontuoja? Nežinau, ką remontuoja, bet žinau, ką gali tai remontuoja. Matai, kaip mane žiūri? Ne, kas? Bet tu koks skirtumas, tu gi Latvijos bandai. Ko tu čia aš gyvenu? Frodo? Ko? Tai ne tave kvietė? Ką sakė? Buterbrodo ar Frodo? Ar aš jums panašus į hobitą? Einam dirbt. Tai iš vis vienas prie vieno. Sakė, nori jo šproto. Ką tokį? Aš tik sakau, kad Jūrmala tau dabar reikalinga tik dėl to, kad ji buvo vienintelė moteris, kuri tave vedė. Taip? Koks tavo reikalas? Kodėl man reikalinga? Reikalinga man ir viskas, nu. Kas? Edma, pasakykim, žiūrėk. Nu, žiūrėk, aš sakau, kad jam tą Latvę dabar prikepė tik dėl pažeistos savigarbos. Jeigu jį būtų mėgojęs su juo bent porą mėnesių ilgiau, tugi iš vis būtum pamiršęs. Kuo jinai vardu, iš kur jinai? Pasakyk. Tu negali taip lyginti. Jeigu jinai elgtųsi kitaip, jinai būtų kitas žmogus. Kaip? Taip. Jeigu kupranugaris būtų žalias, gyventų baloj, šokinėtų, sakytų kva, jis nebūtų kupranugaris. Nu. Ne. Tai va, tai Edma gerai sako, ir čia natik varlis nereikalingos. O Jūrmala mano kupranugaris, aš tarp tų kuprų, žinai, kaip įsitaisau gerai, patogiai. Eikit dirbus, vyrai. Eikit. Tikrinam tonusiuką. Nu, pasiruošę darbui. O čia kas? Augintinis. Čia robotas siurblys. Nušaukit, kol mažas, nes kai užaugs žemę užvaldys. Filme mačiau. Gerai, tu pas mane, o jūs pakuot. Jo, žiūrėk, rimtai aš sakau su šito, čia ne žaidimas, žinokit. Kai robotas pradės galvot, pradės rinktis, ką siurbt, ko ne, pizda visiems. Rimtai, istoriją mokom. Sargina. Gerai, judam. Neklausyk jo, jis negeras. Nu tai ką čia stovim? Vakar, stop, ką darai tu? Ką tu krūti čia? Ką tu man vakar būrei ten, kad ciziukiam reikia skonių, aromatų, ko ten platesnė rinka, orientacija į klientą, bibentą, viską ten, ne? Taip. Nu tai ką tai, pavyzdžiai kur? Taigi aš kalbu su žmonėm, derinu, susidomėjimas yra, nu, tai man reikia produktą parodyti, kad eitų tie užsakymai. Nu. Kas dabar? Oficialioj buhalterijai patikrinau, trūksta 2 eurų PM. Fuck, Edma, tai aš čia plėtrą derinu, tu man kažką čia apie 2 PM. Nu. Nu, trūksta. Nu ką trūksta, kad tu neturi 2 PM? Turiu. Nu tai įdėk, nu. Gerai. Nu palauk tu, girdi, nemaskatuok ten. Žiūrėk, dabar man reikia, kad išburtum skonių pavyzdžių.
Branti, kokie ten pas jūs buvo planuose? Mentolas, čeriai ir vanila. Bet tai čia kaip pornukas pavadinimas, ne? Geras, geras. Žiūrėk, man reikia testinių. Šiandien vakare. Nu, žiūrėk į mane. Girdi? Žiūrėk į mane. Man reikia šiandien vakare, kad būtų testinių. Čia vis tiek, čia reikia laiko, čia man reikia priemonių, aš čia be 2 savaičių iš vis nieko. Žiūrėk, man apie tavo mėnesinės neįdomu girdėti. Aš rimtai, per vieną dieną neįmanoma. Su tam tikrų veidų, žinok, viskas įmanoma. Labai įdomiai, žinok, atrodytum rūgštim apipiltas. Toks. Nukryvas, karočią. Aš supratau. Gerai, viskas, davai. Vakare laukiu testinių. Jo? Gerai, Edma, girdė, aš dabar 5 minutės biškai į tualetą, jo? Koks ten vanila, sakė, jo? Skoniai, ne? Čeri vanila, jo. Fuck, iki vakaro. Iš kur man tos aromatos išnys dabar? Kas? Nu, kas? Kas? Viskas. Mano moteris, jinai užsiima aromaterapiją. Kodėl? Nu, įsitempusin tokie, žinai, nervinga kažkodėl. Ir kaip? Padeda? Nu, ten uosto, garina kažką valandą, pusantros. Tuo metu namuose ramu. Tai va, jinai turi tikėję jūsų ekstraktų. Kas ten pas jūs? Tolas, vyšnia, vanilė. Edma, tu dievas! Būda, išmintingas, žinai. Problemėlė viena yra. Kokia? Alio? Zuiki, čia aš. Tu nepyk, bet man labai reikia tavo pagalbos. Sakiau, kad nekalbėsiu. O tai ko, ne čia pyksta? Pasakiau, kad jos baumila visai nusipopsina. Ką mane tada kelia, jeigu su tavim nekalba? Nu kaip? Kad aš žinočiau, kad jinai nepraleido mano skambučio. Keista moteris, a? Nu, labai keista. Nu, aš lengvų kelių neieškau. Tai ką čia daryt? Aš žinau, ką reikia daryti. Reikia keliais žingsniais į priekį šaut. Taip, žiūrėk. Gal eina pas jūs būt ramiau. Duoki man ženklą, o mieloji kūdigunda. Tavo plaukai ir akis mano kūną gundo. Turėsi palauk, o kaip pamatysi mane pašauk. Duoki man ženklą, o mieloji kūnigunda. La 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 la. Ta. Oi, debilai. Gerai, sakyk, ko nori. Situacija tokia yra. Reiškia, Vyrai, dirbot už 3 mes greitai. Nesipaninam, vadyba. Perkam ekstraktus, pildom kontraktus. Frodo? Ką tu čia? Please go, don't now, okay? Go! Palauk.
Nu, man gali papasakot, Frodo. Nu, nėra čia ką pasakoti. Kaip nėra ką pasakot? Merga vaikos jį po visą miestą, ne šiaip kažkokia baidarė. Jinai iš vis aфиgenai atrodo. Tu matei, kokia merga? Davai dirbam, kol mūsų nenušoja, gerai? Arminas iššaudamas pripranta. Pasako, ką tu čia dirbi? Nu, žodžiu, aš nuėjau vakar prie jūros nusimaudyti vakare. Ir? Ten ją sutikai? Nu jo, nu... Ne visai. Nu. Tai jinai tave išgelbė, išnešė? Kodėl tai vadina Frodo? Nu, kodėl? ¿Quién eres tú? I am Frodo. ¿Frodo? Nu tau realiai, kaip hobitui sekasi. Jisai vos nepaskendo, sutiko undinę, kuri persikė jį po visą miestą, bet... Palauk, ko tu nuo jos lakstai? Nu, aš pasakiau jai, kad esu iš mafijos. Kaip? Kas? Palauk, ką tu jai pasakei? Nu, supanikavau biškį. Čia plaukioji, skęsti ir pis, graži moteris tave išgelbė ir dar išneša ant rankų kaip kokį lochą. Paskui dar pradėjo klausti, kas aš, kaip, ką. Nu ir tiesiog, taip momentiškai norėjau pasikelti savo savivertę. Nu ir šovu tokį kozerį. Nu tai tarkim, bet ko tu nuo jos bėgi? Nu, supranti, aš jai patinku tik dėl to, kad ji galvoja, kad aš esu gangsteris. Nes gražioms merginoms patinka pavojingi vyrukai. O koks aš tau gangsteris? Matai, negalima statyti santykių melo pagrindų. Senė, tu nesveikas. O nesveikas tas pats, kas pavojingas. Manai? Žinau. Vau, Edma, klausyk. Tugi išgelbėjai mus. Ačiū. Tu dievas, žinau, dievas tiesiog. Fū. Galiu paklausti? Kodėl tu mums padedi? Ai. Tai jeigu Rokas būtų ištaškęs jūsų smegenis patalpose. Ką? Smegenys riebios, ilgai neatsiplauna. Jas ilgai trint reikia. Ne tai, kad fit porą kartų ir vsio. Ne. O po to kūnus užkasinėt kažkur reikia. Rokas dažnai nepataiko normaliai. Tai tie iš baimės dar į kelnes prideda. Na, žodžiu. Bandėm kūnus degint, kai filmuose tai daro. Bet taip įsnios, jo majo. Čia reikalingas tokia didelė krosnis. Čia Ispanija, tokios nerasi, ne Norvegija kokia. Bet tada tos šiknius į gabalus kapuot reikia, kuriant. Na, žodžiu, problemas. Praeitą kartą rankos visą savaitę smirdėjo. Tai vat aš ir pagalvojau, kam to reikia, a ne? Nereikia. Na. Mam, O, labas. Niu, ką mažučiukas pasakysi? o tu prieš tėvą kokių kavalierių turėjai? O, klausi. Aišku, kad buvo visko. Pavyzdžiui, buvo toks vienas drimba, tai... Nepasakok, nenoriu aš žinoti apie juos konkrečiai. Aš tik hipotetiškai norėjau paklausti, Ar buvo tokių, kuriems patikai dėl kažkokių neaiškių priežasčių, bet dėl to reikėjo jais atsikratyti? Nu ir kaip tai padaryti? Na, tai aišku, yra toks metodas. Koks? Pasakyti tiesą. O jei netiki? Yra tik vienas metodas.
Tikrai užtikrintas, supranti? Pasakyk tiesą. Kitaip, jeigu tu bėgsi, jinai tave gaudys. Gali meluotis, įsukinėt, bet nuo to iki galvos, o, koks jis paslaptingas. Arba gangsteris. Arba gangsteris. Ir tik dar įdomiau jai bus. Tik dar smarkiau širdis dėks įsiaiškinti, nu, ko čia jis toks stebuklingai ypatingas. Supranti? Suprantu. Tai ką ir sakau, viskas, ką gali padaryti, yra pasakyti tiesą mergaitė. Nu jo. Nepatiko tau, ne, matau. Nepatiko, bet ką aš padarysiu? Pala, o kodėl tau reikia atsikratyti kokią mergaitę? Mergaitėmis visai nereikia atsikratyti. Tu apie mano anūkus pagalvok. Galigi tu tos tiesas iš karto ir nesakyti. Ai, nu, mam, čia ne aš apie save pasakoju, čia draugas paprašė paklausti. Karoli, tu man nuo savęs jokių merginų nevaikyk. O kaip tik... Ate, viskas, dirb man reikia. Aromaterapija užsiminėt. Iki. Žodžiu, truputį pasispaudėm, optimizavome procesus, kaip sakant, ir mentolas, vanilė ir višnė, kaip ir žadėjom. Nu geras. Nu nustebinai, nu. Ho, netikėjau, kad čia man per dieną tokį išgimdysit. Nors Lenkas esi, bet toks protaujantis, jo? Sukamės. Sukatės, voveriukais, mano blėt. Jo, gerai, nu super, man. Žiūrėk, paklausa yra, tai dabar žiūrėsim, jeigu testinis praeis, tai tada bus olgu. Super, jo, ir biznis suklestės, jo. Tai kaip ir kalbėjom tada, pusę papildomo pelno mums ir skolos mažinimas ir taip. Deal partner. Partner, jo? Partner. Žiūrėk, girdė, o davai lenkim ranką. Ką? Žiūrėk, davai. Jeigu nulenksi, nurašau visą skolą. Davai tokį padarom. 1, 2, 3. Džiaukas, Lenkai. Oi, tu partner, nu, biški užlenkiai čia su to partner. Dar nei vieno cigiuko nepardavė, o jisai jau pusę pelno mums, bre. Ką? Lenkiškas godumas biški pramužė, ką? Žiūrėk, karočią, taip. Lauksim rytojaus. Jeigu paeis, čia mikliai reiks suktis. O dabar pizdinį. Vamos. Nekartosiu. Tai vat ir nežinau. Suka jis yra, aišku. Jo, bet neturim kito pasirinkimo. Reikia palaukti rytojaus. Kaip verslo vadovėliuose rašo, tikėk ir bus zaibys. Hey guys, I want you to... Jo, I want you too. Давай без этой хуйни. Жабышал. Да. I was thinking that maybe we could like all become more closer, like friends, how we agreed before. Кариня, no me siento bien con él. Я люблю тебя, и все. What? What? I said that we all gonna be friends. Like in Lithuania we say. Bibi tau iaki, debils. Sí. Vivi Taikaki. Gerai, muchacho. Okay, so I see that you get along really good, so I will go head back to bar. Yeah, take care. Okay, amigos, let me buy you cervezas. No, we buy. Nu, jeigu norite gustato. Yes, let me. Yeah. Sí. You work to police? Mentas? No. I work in sanitary inspector. I control the sanitario. Sorry, my English. Molto interessante. So you know cleanest parts in the city? Yes, of course.
But the cleanest bars are not the best ones. Dirty boy! Okay, go. Eik, tiesiog. Gustato, įdomu. Aš draugas. Geriau žinai, alaus pastato, nei Bibi tau į kapą. Kas šviesą paliko? Nežinau, ne aš. Aš pats savo šviečiu. Aš pats savo kelrodė žvaigždė. Who the fuck are you? Who the fuck are you? What? Who the fuck are you? Who the fuck are me? No. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Stop! Šitas būdas nepadeda. Focus. Answer clearly. Who are you and what are you doing here? Das ist meine Haus. I live here. Tai gerai, ko tu iškart nesakė, žiūrėk. We came here to guard your house, that nobody can break in, okay? The house is safe. You thieves? I have a knife. Tai aišku, durniau, kad tu turi knife, but it's in wrong direction. Thanks. Relax, bro. No. You relax. Das ist meine Haus, meine rules. You relax now. Okay, just take it easy, relax. No. Tell me, who the fuck are you? Nesusišnekėsim čia su jais. Gal peršalis vaikystėje buvo? Gerai, einam krautis daiktų, tegul iš jau savo verda, aš jau pavargau.